Ir toj dainuoja. Jau iššypsos toj dainos, jau iššypsos toj dainos. Dieva ten virbūtė, prašom atsistot, niekas negali tavęs pavaduoti. Jau iššypsos jau dainos, jau iššypsos jau dainos. Taip ir yra apie tave. Linksma to. Pakalbėkim, kokiom linksmėsim temom. Koks gražus žaisliukas. Nežinau, nelabai šitą. Nelabai išmanau apie alūžį. Nesu didelis mėgėjas. Senai geriau. Tai reikėtų degustuoti, palyginti. Reikėtų ir tavo alų palyginti ir savo, žinai. Jeigu paliksi lašiuką, aš tau irgi galėčiau savo palikti. Žavėjas fotografavo. Tos megztinių raštus. Taip fotografavo tas mano draugelio draugas. Slėpė pafotografuoti, sako, kad kažkokie tai ypatingi raštai. Ar jie ten labai reikšmingi, ar kažkokią meninę vertę turi, nežinau. Reikėtų kokius serialus fotografuoti. O įsidarbintų muziejui, pavyzdžiui. Ai, tiesą atsiminiau, Dainiau. Duosiu laikraščius, pasižiūrėsiu darbus. Gerai, kad atsiminiau šitą, kad mes laiko negaišim. Negaišimtume laiko. Šitą galėčiau tau padovanoti. Turėsi kur įsidėti. Šitą čia šeštadienio. Va, čia šios dienos. Čia šios dienos. Ta. Pažiūrėsi dar. Ir tarp kitko užsirašyk savo darbo skelbimai. Vieną radau tik tai. Na. Čia vienas ir atrodo vakarykščiam du, bet ar tu žiūrėjai, tada kai matėmės automobiliu, tai nenoriu kalbėti. Tai va aš, tu sakai garsiau, tai man norisi atvirkščiai, man norisi tyliau kalbėti. Tu darbais rūpinkis, o ne visokiais fokusais. Tu nori būti mano vaikas, bet kad tu tėvą turi. O gal tu nori eiti į našlaičio susirinkimą? Nenori. Va, du darbo skelbimai. Bet čia vakarykščiam laikraštį dirbti prekyboje reikalingi pardavėjai, konsultantai, vadybininkai, pagalbinis darbuotojas, atlyginimas nuo 800 litų. Paskui įmonė reikalingi pardavėjai, konsultantai, vadybininkai, prekių žinovai, patirtis nebūtina. Atlyginimas irgi nuo 800 litų. Va, skelbimai.
čia. Paskui šeštadienį. Tai palauk. Tai tu tą, sakiau, šitą gali įsidėti savo šitą. Nupirkau, paskui radau namuose. Kam reikia 2 laikraščių. Neįpratęs aš. Dainiukas. Užteks prisifilmavai. Prisifilmavai ten. Save nufilmuok geriau. Na, tai jau aš kiek išgeriau. Reikia neskubėti.